Pasinaudodama šventiniu kalėdiniu laikotarpiu ir saulėta diena Ispanijoje, visiškai neužilgo jau būsiu Lietuvoje ir dalinsime šypsenomis vieni su kitais. Be galo laukiu šio stebuklingo meto. Galvoju, ką įsidėti į tą limituotą lagaminą ir ką vis dėlto atsivežti į Lietuvą. Ir iš tikrųjų, kadangi turiu begalę daug žmonių Lietuvoje, kam padėkoti, ką pasveikinti su šia stebuklinga švente, tiek daug žmonių, kuriuos aš myliu ir tiek daug žmonių, kurie myli mane, kad tikrai į jokį lagaminą šiame gyvenime nesutilptų visos dovanos, kurias aš noriu padovanoti jums ir savo. Todėl labai ilgai galvojau ir puikiai mintis aplankė mane, kad vis dėlto pačios nuostabiausios dovanos, žvelgiant per visas šių metų praktikas ir žiūrint į kiekvieno žmogaus akis, yra žodžiai. Žodžiai, kurie yra tikri. Žodžiai, kurie yra skirti būtent tau. Žodžiai, kurie yra sakomi iš širdies. Laikas, kuris yra skirtas draugui, šeimai, sau, artimiesiems. Tad nustojau sukti galvą, ką dėsiuosi į savo lagaminą ir nusprendžiau atverti širdį, pirmiausia sau, atverti širdį savo šeimai, atverti širdį gyvenimui, atverti širdį tau, atverti širdį kiekvienam praeiviui, atverti širdį kiekvienam žmogui, oficialiai šiame kalėdiniam stebuklų laikotarpį, kada tikrai galime nebijoti šypsotis vieni kitiems, netgi jeigu nepažįstame. Galime nebijoti išreikšti meilės pilnus žodžius. Galime nebijoti padovanoti laiko daugiau negu dažniausiai įpratę dovanoti vieni kitiems. Taip? Ir tai yra nuostabiausias laikotarpis, kada galite pasinaudoti šią progą ir susėdus prie vieno stalo su draugais, su savo šeima, kur savaime suprantame, jog vieni kitus labai labai mylime. Ir savaime suprantame, kad per daug nereikia reikšti to žodžiais, nes ir taip žinome. Pasinaudojus šiuo šventiniu laikotarpiu, galima pasidaryti be galo daug nuostabių ir įdomių žaidimų, kurie yra įprasminami žodžiais iš širdies į širdį. Taigi, palinkėsiu tau sugalvoti pačius kūrybingiausius žaidimus, pačius kūrybingiausius ritualus prie stalo su draugais, prie stalo su savo šeima ir turėti galimybę išreikšti juos žodžiais. Savo jausmus, savo mintis ir padėkojus žengti į dar vienus nuostabius ir kūrybingus metus. Gražių švenčių. Iki malonaus.